Ar Forex prekyba yra gamblinimas? Tai visų pirma pasakysiu, tai nėra finansinis patarimas, video yra edukaciniais tikslais, gale jo aš pasidalinsiu savo asmeniniais rezultatais taip pat, tai būtinai žiūrėkit iki galo. Taigi labai daug žmonių sutinku, kurie man sako, kad Forexas, prekyba Forex, prekyba kripto yra gamblinimas. Ir kodėl yra toksai mąstymas? Viena iš priežasčių, žmonės su tuo susidūrė, neskyrė laiko edukacijai, nesusipažino su visais konceptais ir tiesiog, ką darė? Gamblino. Taip, tiesa, tu gali toje prekyboje dalyvauti kaip žaidime, spausti sell, spausti buy, be jokios analizės, be jokių žinių. Ir tuomet taip tau gali pasisekti, bet dažniausiai tai yra tiesiog gamblinimas ir ilguoju laikotarpiu tu vis tiek praloši. Praloši savo pinigus, nesvarbu, ar pradėsi su 20, 50, 100 eurų ar ne 1 000. Tai nieko nekeičia. Labai svarbu suprasti, kad kuo skiriasi gamblinimas nuo kazino, gamblinimas nuo pačio Forexo. Forex prekyboje mes turime analizę. Ar tai būtų techninė analizė, kainų modelių analizė, fundamentali analizė, kur mes analizuojame ekonominės žinias ir į viską tai susideda tavo treidinimo planas, tavo treidinimo psichologija ir tuomet tu gali atlikti tam tikrą veiksmą, tam tikrą prekybą ir uždirbti. Kai tu eini gamblinti į kazino, ar tai būtų ruletė, tu meti kauliuką ar dar kažką spėji spalvą, tai yra tiesiog spėjimas. Tai yra emocijos ir tai nėra mokslu paremtas dalykas. Treidinime viskas atvirkščiai, tu gali mokintis. Kur aš pati mokinuosi, tai pirmiausia, mes turime mūsų bendruomenę, tai yra One Vision Lithuania. Čia galiu šiek tiek parodyti mūsų būtent grupės ir mes matome būtent čia turime ir Forex pagrindai ir viskas naujiems nariams. Tai labai svarbu yra ta bendruomenė, palaikymas, žmonės, kurie yra bendraminčiai, kurie patys tuo užsiema. Čia galima klausti klausimų, yra skambučiai naujiems nariams, būtent padėti naviguoti, pasidalinam ir žiniomis, būtent tomis ekonominės naujienamos kiekvieną dieną ir čia turime viską nuo Forex pagrindų. Treidinimo planas, tai būtent ir pasako, kad mes turime tam tikrą planą, kurį galite sekti, valdyti savo kapitalą, valdyti atitinkamai savo riziką ir visų tų dalykų eigoje galima išmokti. Pagrindinė akademija taip pat yra čia. Taigi mes turime live sesijas. Live sesijos vyksta kiekvieną dieną, skirtingais edukatoriais. Turime ir skalpinimo sesijas, kur prisijungiam trumpam 10-15 minučių ir edukatorius su 20 metų patirtimi dalinasi būtent, ką jisai daro tuo metu ir jūs galite jį kopijuoti, išmokti, įgauti tą įgūdį. Yra kiti edukatoriai, pas juos yra edukacinės pamokos. Jeigu nespėjai jungtis, tai galima, žinoma, visi turime savo atskirus gyvenimus, užimtumą, tai galime peržiūrėti pačią edukaciją. Čia yra Jess, mūsų Stock Options edukatorė. Aš asmeniškai daugiausiai išmokau iš jos ir perėjau pagrindę į futures trading, tai yra tiesiog atskira rinka, galiu prekiauti tos pačius indeksus, tą patį auksą ir man kol kas labiausiai lipo ir patinka, kaip sakant. Ir gali išmokti visko nuo nulio, kol esi visiškas naujokas šioje sferoje, iki kol būsi visiškai nepriklausomas traderis. Tai užtruks laiko, nesakau, kad tai bus greiti pinigai, nieko panašaus, tai nėra lengva. Atvirkščiai tai yra gana sunku, bet galiu parekomenduoti netgi knygų, reikės žiūrėti video, reikės mokintis, jeigu tu nori iš to uždirbti. Ir aišku, jūs pagalvokite, atsisėdi ryte prie kompiuterio, tau gali užtrukti pusvalandį, gali užtrukti valandą ir tu pasidarai galbūt daugiau negu žmonės pasidaro per visą savaitę, per visą mėnesį. Aišku, pradžioje gal bus ten $10, bet jeigu tu išlaikysi tą nuoseklumą, metų bėgyje
ta suma keisis, o technika išliks ta pati. Tai reikia labai suprasti ir tą. Taigi čia yra ta knyga Trading in the Zone, Mark Douglas. Jis turi taip pat dar vieną knygą, The Disciplined Trader, tai irgi labai rekomenduoju jas nuolat skaityti, studijuoti, įsigilinti ir bus tikrai labai naudinga. O dabar, jeigu mes šoksime atgal čia, aš parodysiu savo rezultatus iš kovo mėnesio. Taigi jau praėjo kovo mėnesis ir mes matome, mes būtent čia matome dienas nuo 1 iki 20. Šiek tiek čia uždengia, bet matome skaičius ir čia yra nulinė zona, tai 0 dolerių. Kiekvieną dieną kažkoks yra pelnas, matome tikslas pasiektas, mano asmeninis tikslas ir yra kažkokia būtent suma. Čia yra Apex Futures Trading Prop firma, čia buvo 14 dieną payoutas. Ką reiškia? Tai aš iš prop firmos išsėmiau tą sumą, čia yra 530 dolerių, maždaug čia galime matyti payoutas ir toliau buvo treidinamas sekančias dienas. Payouto patvirtinimas yra čia, Raminta Grigaitė, 530, kovo 20 dieną patvirtinta ir aišku, be galo aš džiaugiuosi, nėra tai didelė suma, bet vis tiek labai smagu ir kitas payoutas laukia jau labai greitai, už kelių dienų. O dar norėčiau pasidalinti ir komandos rezultatais. Tai svarbu, kai ne tik tu pats vienas laimi, bet kai galime laimėti visi kartu. Būtent tie žmonės, kurie įdeda laiko, įdeda pastangų. Ok, taigi pažiūrim, Dovas pasidalino 1300, tai buvo ši savaitė, paskutinė kovo savaitė. Toliau matome Ernestas dalinasi skalpinimo rezultatais, tai būtent tomis sesijomis, kur mes turime prisijungimą kiekvieną dieną gyvai, bet Ernestas jau su mumis tikrai ilgą laiką, to jau bus netoli 2 metų ir jungiasi jau kurį laiką į skalpinimo sesijas, tai išmoko būtent tą skillą, gali pritaikyti ir jeigu gerai matote, tai yra 16:32, 16:33, realiai sesija prasideda 16:30, netruko nei 5 minučių užsidirbti virš 300 dolerių. Tai manau yra labai sveikintina. Galiu priminti visiems, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, bet su disciplina, su strategija mes galime išlaikyti nuoseklumą, aš tuo net neabejoju. Kiti žmonės dar dirba ir su demo accountu, jeigu tu pradėjai nesenai, pirmos kelios savaitės, tai tikrai yra labai sveikintina, labai būtina tiesiog išmokti su demo, kad nedegint be reikalo savo pinigų. Turime ir kitų žmonių, matome withdrawal, reiškia, išsiėmė tos pinigus jau iš savo sąskaitą, taip pat čia stock options, taip pat galima mokintis stocks, kai tradinti, čia buvo SPY, SP500 indeksas, gal kažkam geriau tai žinoma, Rolando rezultatai 1000 šią savaitę, Gabija dalinasi 1900 šią savaitę, jinai treidina auksą, mes tiesą sakant nesenai turėjome ir skambutį su Gabija, būtent jos kelionė, ji pasidalino, kaip jai pavyksta pasiekti tokių rezultatų, į ką atkreipė dėmesį ir taip toliau. Tai labai džiaugiuosi ir sėkmės istorijomis, kurias mes turime su komanda. Ir visi šie dalykai tik parodo, kad treidinimas tai nėra kazino, jeigu tu išlaikai, pirmiausia, skiri dėmesio edukacijai, mokiniesi tam tikrą įgūdį. Ir čia matome mano penktadienio rezultatus, March 28th, NQ, tai būtent yra MNQ. NAS 100 indeksas, 184, nereikia tikrai daug, čia yra 3 minučių žvakės, nežinau, netruko nei 10 minučių. Svarbu turėti savo levelius, savo strategijas ir viskas bus pasiekima. Tai noriu palinkėti visiems klausyti tų žmonių, kurie turi patirties, kurie turi rezultatų
Ir jei kažkas kažką sako neigiamai, tiesiog susifokusuoti į save, į savo poreikius ir linkiu sėkmės, linkiu edukuotis ir nenuleist rankų po pirmų nepasisekimų. Tai svarbiausia.